Nu, skubam džiaugtis geru oru. Nes tai dar rytoj lyg gers, o paskui ketvirtadienį vėl lietus. Aišku, naktim neatšyla tiek, kiek norėtųsi, bet jau šiandien smagu, tai eisiu pasisaudyti vynuogės. Ir nežinau, ką toliau, ar į šiltnamį, ar į daržą. Bet turbūt, kad į daržą susėt viską ir viskas bus pakaina. Nu va. Dar vienas gabaliuks pagražėjęs. Na, žuvištikiam džiaugsmą. Neplanuotai šiandien gavom už kelis eurus nugremžtą asfaltą. Tai čia apie porą tonų kažkur tas, tai va. Tai jau pradėjau aš jį išpylinėti. Va, bet jau čia visų nereikės, tai galėsim, nežinau, ką ir sakys, bet kai grįž, kad dar čia biškį paformuoti įvažiavimą, įsipilnėti ir visą susmalą ir kai
saulė ir susivažinėja kai asfaltas. Grįžo Andrius, tai pavalgėm vakarienę ir aš jau čia prasipilčiau biskį va tokias, kur vanduo laikus duobikės. Imsim antrą karutį, tuo čia mes įsivežiosim. Baiką čia tą klubikė. Nu va, duobės apsipilstam. Čia įsilyginam. Visi stojam ir išpylėm. Tai kaimynai pamatė seniukai. O čia ir neblogai. Tai prapylėm ir jiem atsiskaitė pusę sumos. Bet esmė tame, kad tie senatvės marazmai kitas siūlėm. Čia ir pas juos plaukia, ir pas mus plaukia. Tai mes susikėlėm kelią, sakėm, kad mes metamės per pusę ir sukelsim. Ir jum kelią, ir mum kelią. Ne, nereikia ant priekio. Tai jau. Bet va, kai atveža, tai gerai. Nieko nepadarys. Mes tada savęs tik žiūrim, savo susikėlėm ir einu pagaliau užsibaigti reikalus su šiltnamiu. Kažkaip šis pavasaris tais daržais blytai einas. Tai užsibaigiu šiltnamį. Čia ką lauk nešt, ką pasaudyt. Kopūstus irgi ištarabarinsiu jau į daržą. Jau kokie bus tokie. Nors čia pusė bėdos yra, bet vat, čia puikiai kol kas viskas atrodo. Tai vat likutį susaudysiu pomidorus. Jau pomidorų neliks. Medžius tuos reikia susižiūrėti, kur sūdyti, arbūzai, tai vargani, taip, žinai, nereiks per daigų. Salierus lapkotinius į dirvą iškeltų, visą kitą nešlauk, žodžiu, kas liks. Ir persikas čia man tą pusę ir susisaudyti. Atsinešiau draugiją. Šalia, tegu šildausi. Tai va, dabar kopūstėlius jau iškrauščiau. Kiek aš čia visų ūkių prisidaiginus. Ir jau daugiau negu pusę persikasiau.
Tuo persikasu ir prasidės sodinimai. Irgi geriau būtų vakare sodint. Nežinau, gal persikasiu, eisiu daržą užsisėt. Paskui antrą pusę dienos sodinimai susin, kad ne per tą patį karštį, tą saulę. Galvojau, kad nespėsiu šiandien visko padaryti, bet spėjau. Tai dabar galvoju, šiltnamy 43 lyg pomidorai, dar laukia 7. Ir viskas užsėta, užsaudyta. Ir dabar, aleliuja. Daug dievė viskas, kad augtų. Nu, išskyrus arbūzą, jie ten dar. Jiem ten dar nelaiks. Tai va, da, buvau užsibrėžus, šiandien smidrus apsiravėt, česnakus, bet ne. Rytoj juos susitvarkysiu. Einu atsiplaut letenas juodas. Eisiu biškį. Atsisės į terasą. Kokį ledą suvalgyt. Arbatos pasidaryt. O paskui stot vakarienę daryt. Tai vat. Tukutis jau poilsiauja. Tukutį ir aš ateisiu tuoj. Va ir Maša ateina. Einam mažiausius parsinešt lygniaukės. Šienauja. Nu, pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Žodžiu, gavau dovanų leliją. Tai dabar šią turiu nuskandinti. Nu, kažkaip taip. Nu, žiūrim, nuskęsta, ne? Skęsta. Nu, va. Lauksim rezultatų. Aš visą laiką kažkaip įsivaizdavau, kad pasimi iš vandens, ir tarkim, iš kitų prūdų, parsinešė, parkštį įmetė. Bet aišku, logiškai, kad reikia šakniam kažkur įsitvirtinti. Gerai. Ką? Dabar ką, laukiu. Važiuojant biškį svečių dar. Grįžau iš apsipirkimų, paskui vėl dar lėksiu, ne visiškai apsipirkau. Gavom žinių, kad kiaulės gausim nusipirkt. Tai reikia mėsmalės rimtaus. Aš čia tą kombainą turiu, bet
Čia nežinau, sausainiam keptina. Vat, ką parsivežėm. Klijuosim, kur norėsim. Šitas dėsiu ant savo mašinos, o Andrius juodas ant savo. Va. Čia. Nu, gerai. Tai jau lipuškis klijuosim, senus tos mūsų mašinos, tai čia nieko bėdos. Ant naujos būt gaila, tai magnetus dėtumėm, tie magnetai, vat, nu, įsimeitę mes juos vis tiek turbūt savo atgyvena ir pradeda kritinėti. Mes laikščiau, ir gaiščiukai. Gerai, pasim. Čia padėliau šitą dėžą savo kraštą. Mes panašiau kiek žinai. Gerai, čiūkai. Kaip jie bakėlė, normaliai. Kaip jie yra sudažyti. Nu, dabar reikia paminklą uždėti ir čia kaladėlį išpjaus iš akmens, nes čia yra, žodžiu, vandentiekių kraniuks toje vietoje. Tai jau negalėjom visiškai uždamyti. Tai padarysim dangčiuką iš akmens, atidarom. Aš tai žulytę pjaunu, o Andrius. Mama, tai kokius nagus turi? Aha, tik neišmėti gerai. Jaučiu. Tai atsinešk kėdut. Žiūrėk, kur jie. Žiūrėk, iš kur jie yra. Palik čia nečiupinėjai. Padėk atgal. Būrelis baigėsi. Turi. Tai jie padedi.
Vakar dar suspėjom ne tik žolę nusipjaut, bet ir va vieną troselį užsitaisyti. Tai čia viršutinis pats pagrindinis laikantysis. Tai va šitaip apsukam stulpą, kad šitas į šitą pusę būtų įtemptas ir anam gale į kitą pusę. Taip. O paskui dar eis, bet jau tiesiog nuo stulpo iki stulpo, tai 3 dar troselį. Bet šitie vat yra pagrindiniai laikantieji, kad neverstų į vidų. Varlės kvarksi. Smagu laukia. Paskutiniai dar saudinukai likę. Šiltnamis gražus. Arbūzėliai po biškį gražėja, gal pavyks man su jais kažką išspaust. Nu, tas žolės pjovimas užima laiko. Bet kai sakau, tas vaizdas tai atperka. Ta vargelį. Žodžiu, eisiu papusryčiausiu ir eisiu daržan ravėt. Tai buvom da planavę, tai Andrius labiau. Aš tai skiau da šią vasarą pakentėt. Susitaupyt ant 2 robotų. Tai dabar tikrai jau nebesusitaupysim, nes žodžiu vakar padavėm avansu. Žodžiu, biškį brangiau mokam negu tikėjomės, bet kai ką parsigabensim į sodybėlę. Po kokių 2-3 savaičių gal. Bet nesakysiu dabar ką. Paliksiu intrigą. Nežinau, kuriam čia filmukį bus, bet pamatysit, susipažinsit. Taip. Nu ką, einu pradėti pirmadienį kažkaip tais įsibudyti. Reikia kokius arbatus pasidaryti, į gamtą atsigert. Oi, tukėlis jau miščioja ant kampų. Kažin gal reikia pajungti šelinę, šilavo jiem. Biškį. Ai, nors vakare reikia pajungti, paskui per naktį būn gerai. Jeigu reikia, čia per dieną išdžiūvins. Taip, tai džiaugiamės, žodžiu, tokia pigia investicija laistymų sistemai. Tik šitos reikia susiplakti ir nuo kartų, tas bačiačius. Bet tai ta bačka baisi čia. Grūdim. Taigi turi pradėti jau iristis. O, jau skyla. Na, šiandien jau bus mažiukų. Drėmės. Nu ką, einam degintis baldų kojų.
Tai pradėsiu nuo smidrų. Ir toliau keliausim. Tai šiandien pradėsiu. Ryt poryt baigsim. Nuo gal pradedam. Vandas ravėt, paskui česnakos biškė pravėt. Ir tada į svogūnus. Tvarkojam. Toliau einam prie česnako apraut didžiasias.